citatos XIX amžiaus Vokietijos mokslininko citatos. Jisai sakė, viskas susijęta. Tie, kurie supranta vokiškai, tai suprantate, ką reiškia alles verbindet. Kas nesupranta, tiems išversim. Viskas yra susiję, viskas susiję ląstelėje. Ląstelėje yra vairiausių komunikacijos būdų, kurie vyksta. Jeigu iškirstumėm, kaip komunikuoja ląstelės viduje įvairiausios dalys, tai būtų kaip kokteilis įvairiausių garsų. Kiekviena ląstelė taip pat komunikuoja ir su kita ląstele. Kiekvienas organas komunikuoja su kitu organu jūsų kūne. Ir labai sunku kažką išimti kaip vienį, nes viskas yra susiję. Aš dabar kalbėsiu kaip ir, dviejomis temomis. Tai bus tik tai 2 paskaitos šiandieną, nes šiandien mūsų auditorija yra labai įvairi. Labai džiaugiuosi, kad jau 100 šalių, daugiau negu 100 šalių yra daktarų, kurie dirba su mumis, nes mūsų sukurti produktai, apie kuriuos taip pat jūs irgi kalbate, turi labai gerų terapeutinių efektų. Labai daug kas iš jūsų žinote, kad jie ne tik tai sumažina ateities sveikatos problemų riziką, tai legalu sakyti, mes galime tą sakyti, bet mes taip pat galime pasakyti, kad mūsų pacientai, mūsų klientai patvirtina, kad tai yra ir gydantis, ne tik tai profilaktiniai preparatai. Jie yra naudojami įvairiausiose gydymo programuose, įvairiausių sričių daktarai visame pasaulyje juos naudoja. Tai, kad mes vadiname civilizacijos lygomis, yra mūsų gyvenimo stiliaus pasekmė. Mes labai toli nuėjome nuo savo evoliucinių šaknų, ką mes anksčiau valgėme, mityba yra visiškai pasikeitusi ir mes dabar žiūrime į prarają ir mūsų sveikatos apsauga, iš tikrųjų visa sveikatos sistema yra tiesiog užversta tomis problemomis. Mes Zinzine įmonėje kūrėme tokius produktus, kurie atstato mitybos sistemą, kad mūsų mityba būtų panašesnė į tą, kai buvo maitinamasi dar senovės laikais prieš sugriaunant tą pusiausvyrą. Mes iš įvairiausių tyrimų žinome, kad tie, kurie eina šiuo keliu, jiems rizika susirgti įvairiausiom neurodegeneraciniam lygom ir kitom gyvensenos būdo lygom labai stipriai sumažėja. Taigi mes tai kartuojame įvairiausiose pasaulio šalyse daktarams. Žinau, kad ir čia bus daktarų, tarp jūsų jūs pamatysite daug skaidrių su daug įvairiausių terminų. Daktarai tai supras, bet aš pabandysiu kalbėti nemoksliškai, paaiškinti, ką tai reiškia, kad ir tie, kurie nesate daktarai, viską suprastų. Ir kad suprastumėte, kad ir daktarai, ir mokslininkai tarp jūsų suprastų, kad tikrai mes žinome, apie ką kalbame ir žinome, ką darome. Pirmiausiai pakalbėsiu apie istorinį kontekstą. Sakote, kad yra tikriausiai atrodo, kad reikia valgyti labai daug skaidulų. Svarbiausia žinoti, kad mes seniau valgėm daug daugiau skaidulų, negu šiais laikais valgome. Pirmasis tyrimas, apie kurį pakalbėsiu, buvo atliktas Centro Amerikos mokslininkų Panamoje, Meksikoje. Jie tyrinėjo, kaip anksčiau Mezoamerikoje, tai centrinėje dabartinėje Amerikoje, kaip žmonės maitinosi, kaip jie gyveno dar prieš Kristų. Ir jie žiūrėjo pirmiausiai tai, kaip buvo maitinamasi, kaip buvo auginami grūdai, dar galima rasti duomenų, kaip buvo malama, taip toliau. Ir tada buvo pažiūrėta, kaip ten dabar maitinasi ir kiek skaidulų suvalgo ten kaimo vietovėse gyvenantys žmonės dar iki šiol. Ir jie sužinojo, kad tie vietiniai
valgo maždaug 135 gramus skaidulų per dieną, prebiotinių skaidulų. Tai yra labai daug. Tokios skaidulos sudaro maždaug 4 kilokalorijas per gramui. Taigi tiek daug skaidulų suvalgius iš viso yra 25 procentai dienos kalorijų normos. Kasgi vyksta, kai valgai tiek daug skaidulų? Na, pirmiausia, skraidai vėjyje ir nepasunkėjai, nenutunki. Bet labai svarbu, kad jų kūnas jie būtent maitinasi iš tų sakralitinių bakterijų. Jos yra gram teigiamos bakterijos. Vėliau kalbėsiu apie gram teigiamas ir gram neigiamas bakterijas. Ir jų, žodžiu, mityboje yra daugiau gram teigiamų bakterijų. Ten vyksta fermentacija ir susidaro postbiotikai. Yra prebiotikai, tai yra skaidulos, ir yra probiotikai, tai bifidobakterijos ir laktobakterijos, pavyzdžiui, kaip jogurte. Ir dar yra postbiotikai, tai yra molekulės, kurias būtent ir pagamina prebiotikai. Ir jeigu jūs teisingai maitinatės, pakankamai skaidulų turite ir bakterijų savo kūne, tada tie probiotikai labai yra teigiami mūsų sveikatai, daro teigiamą įtaką, nes jie pirmiausia sumažina uždegiminį stresą. Ir jeigu valgote tiek skaidulų, tai uždegiminių procesų organizme nėra. Būtent todėl tos bendruomenės, kurios valgo tokį skaidulingą maistą, yra tokios sveikos. Skaidulos žudo ir vėžį, ne žarnyne, bet tos molekulės yra tokios mažos, kad jos iš žarnyno visame kūne pasiskirsto, taip pat ir smegenys pasiekia ir tenai sumažina neuroinflamaciją, tai neurouždegimus, kurie smegenyse įtakoja ilgalaikius ir trumpalaikius dalykus, probleminius dalykus. Taigi, tie žmonės maitinasi labai sveikai ir jie tikriausiai net nežino, kas apskritai yra širdies liga ar vėžys, ar nežinojo tais laikais. Dabar taigi, kam įdomu, ką jie valgė, tai agava, kuri ir toliau yra valgoma, pavyzdžiui, Meksikoje, ankštinės daržovės, kukurūzus, kurios yra daug prebiotinių skaidulų, nopalai yra kaktuso lapai, nežinau, ar esate buvę Meksikoje, bet jeigu nuvyksite, ar jau buvote, tai žinote, kaip jie atrodo tie kaktusai. Dabar pasieksime jau šiuolaikinius laikus, ar arčiau prieisime prie šiuolaikinių laikų. Kokiagi padėtis? 19 amžius, Jungtinė karalystė. Aš pats labai gilinausi į šitą laikotarpį. Čia kažkas neveikia, sako lektorius. Taigi, atlikome tyrimą, kokį maistą valgė 19 amžiaus žmonės Jungtinėje karalystėje. Mes galėjome įvertinti pagal įrašus ir matėme labai daug įrašų, kad buvo valgoma Helianthus tuberosus. Skamba kaip iš kokio Hario Poterio, bet iš tiesų tai yra labai sveika daržovė. Ar žinote kas nors, kas tai yra, ta Helianthus tuberosus? Tai yra kaip artišokas. Ne tas pats artišokas kaip gėlė, kuris auga virš žemės, bet tai yra žemėje auganti daržovė, panaši į bulvę, labai greitai auga, bet kur auga ir joje yra labai fruktologos sacharidų, labai daug joje yra. Ir mes žinome, kad labai daug buvo valgoma šitos daržovės, taip pat buvo valgoma labai daug ankštinių daržovių, pavyzdžiui, pupų, panašiai kaip Mesoamerikoje. Ir
Mes bandėme paskaičiuoti ir skaičiai išėjo, kad 20-40 gramų prebiotinių skaidulų per dieną. Tada peržiūrėjome medicininius duomenis tų laikų gyventojų. Kągi mes sužinojome? Mes sužinojome, kad kai kurių lygų iš viso nebuvo. Vis tiek tai yra labai, nors ir mažiau yra prebiotikų, bet daug mažiau, pavyzdžiui, storosios žarnos vėžio atvejų, netgi trečdalio atvejų nėra. Ir kai mes peržiūrėjome medicinos vadovėlius tų laikų, tuos populiariausius, pavyzdžiui, geriatrinės medicinos vadovėlius, mes pamatėme, kad daktarai, kurie tyrinėjo tokio tipo vėžį, prie išvados, kad tai šeimos liga. Kitaip tariant, kad sirgo tik tai žmonės, kurie turėjo genetinį rizikos faktorių. Kitie žmonės be to genetinio rizikos faktoriaus iš viso tokių problemų neturėjo. Taigi, iš tikrųjų, jų mityba irgi buvo pakankamai skaidulinga. Kiek mes dabar valgome skaidulų? Žinoma, priklauso nuo to, kaip žmogus maitinasi. Jeigu valgote daug tokių bazinių produktų, greičiausiai suvalgote visai nemažai skaidulų. Bet kuo žmonės labiau nutolsta nuo tokios mitybos ir pradeda valgyti labai stipriai modifikuotus, apdirbtus produktus, nesakykite, kad visai nevalgote, tai tokie žmonės gauna tik tai 15 gramų iš viso skaidulų ir tik 3,5 gramus prebiotinių skaidulų. Tai nuo 135 gramų prebiotinių skaidulų mes perėmė prie 3,5, tai praktiškai nieko. Kitaip tariant, tos probiotinės bakterijos, kurios tokios svarbios mūsų sveikatai, jos alksta, ten jų šiek tiek yra, bet joms yra labai sunku išgyventi. Jos nelabai gali išsilaikyti mūsų organizme ir jų skaičiai labai stipriai mažėja. Ir aplinka storoje žarnoje yra užimama, jų vietą storoje žarnoje užima kitos bakterijos, kurios nėra geros. Jos neminta skaidulomis, jos minta, tai yra proteolitinės skaidulos ir jos minta visai kuo kitu. Iš kur jūs gausite proteino, tai yra baltymų. Visi baltymai yra suvirškinami ilgojo žarnoje. Tai tos kitos bakterijos, kurios minta baltymais storojo žarnoje, kuo joms minti? Jos minta baltymais storojo žarnoje, tai yra pačios žarnos baltymais, kurie turėtų apsaugoti šitą organą. Taigi šitos bakterijos pradeda ėsti, galima sakyti, pačią žarną. Tai yra baltymais mintančios bakterijos ir jos yra dauguma jų gram neigiamos bakterijos, kaip polisacharidai, kurie sukelia labai didelę uždegiminę reakciją. Taigi situacija tokia, kad mikrobiota tampa jums ne drauge, o priešė. Pradeda kelti įvairiausias ligas, taip pat vėžį ir kyla tokia situacija, kai normali barjerinė funkcija visiškai nebevykdoma. Ir tas LPS yra tas toksai taršus dalykas, tokia tarši medžiaga pereina į kraują ir keliauja tiesiai į kepenis. Būtent dėl šios priežasties beveik pusė gyventojų pasaulyje turi nealkoholinę kepenų suriebėjimo ligą ar dar baisesnės ligas. Pavyzdžiui, kepenų vėžį ir panašiai. Tokių ligų atvejai labai stipriai daugėja. Ir kitos neurodegeneratyvinės ligos labai stipriai jų daugėja. Tai tik tai pavyzdys, kaip dabar mes tiesiog nuodijamės
būtent tuo stipriai apdorotų maistu. Taigi visas tas maistas, kuris jums labai patinka, visokiausi ten ledai, čipsai, balta duona, pusrytinės kruopos, tas maistas, kurį labai mėgstate, kurio nenorite atsisakyti ir vaikai zirzia, kad būtinai nupirktumėte, nes jie mato reklamą tokio maisto, nes tos įmonės žino, kad jeigu jūsų vaikai pradės valgyti tokį maistą, tai to skonio norės metų metus, gal visą gyvenimą ir jie bus jų klientai metų metus, kad ir ką sakysite savo vaikams, bet jie mato tiek žinučių, kad reikia tai valgyti, kad jie vis tiek prašys. Aš dažnai kalbuosiu su tokių įmonių vadovais ir jie iš esmės supranta, kad jie mus nuodija, bet jiems nerūpi, juk tai verslas. Nepriimkite asmeniškai, tai tik tai verslas. Visą tai sukūrė tokią didelę netvarką. Pasižiūrėkime, jeigu manome, kad žarnynas yra daugelio ligų šaltinis, tai aš manyčiau, kad tikrai tokie maistai ir situacija žaloja mūsų sveikatą ir prisideda prie visuomenės sveikatos krizės. Tai prebiotinės skaidulos yra būtinos sveikai mikrobiotai ir klinikiniai praktikai ir mokslininkai sutinka, kad tai yra nepakeičiamos mitybinės medžiagos mums. O nepakeičiamos todėl, kad jos yra nepakeičiamos tiems mikroorganizmams, kurie auga mūsų organizme, nors mes juos išdavėme, mes juos apleidome ir būtent todėl dabar šitaip sergame. Ir aš dabar norėčiau parodyti, kodėl ta mikrobiota mums yra tokia svarbi. Mikroorganizmai yra gerokai labiau pažengę negu mes, tiesą pasakius, nes turi daugiau genų. Mes turime, turime apie 25 000 genų, tik tai tiek tai reikia žmogui sukurti. Ir su 25 000 genų, priklausomai nuo jų išsidėliojimo, nuo jų struktūros, atsiranda šitie skirtumai. Jeigu pasižiūrėsime į mūsų mikrobiotą, ją sudaro 12 milijonų genų. Dauguma šitų mikroorganizmų yra jūsų žarnyne, taip yra kitose organuose, bet didžioji dalis yra žarnyne. Tai to mikroorganizmai yra nepaprastai svarbi jūsų organizmo dalis, tai tiesiog neatsiejama jūsų organizmo dalis ir yra neatsiejama, mikrobiota yra tiesiog neatsiejama nuo jūsų. Jeigu visą tai sudėtume, tai jūsų organizmas veikia tarsi simfoninis orkestras, veikia labai sėkmingai. Jeigu ignoruojate kažkokią tai dalį, pavyzdžiui, mikrobiotą, už tą ignoravimą reikia labai brangiai sumokėti. Laktobakterijos, apie šitas bakterijas tikrai esate girdėję, nes matėte jų pavadinimą ir jų paminėjimą ant jogurto, pavyzdžiui, indelio etikečių, bifidobakterijos, bet yra ir daug kitų bakterijų, fekalbacilija pranciti, arkemancija, roseburė. Visos šitos bakterijos turi vieną bendro, tai yra gram teigiamos bakterijos, jos yra postbiotiniai junginiai, jie visi susiję su teigiamomis sveikatos baigtomis, jos sukuria perduoda ląstelėms skirtingus signalus, nurodo organams, kaip reaguoti. Butiratas, pavyzdžiui, turi priešuždegiminį poveikį, padeda išvengti įvairiausių vėžių, sviesto rūgštis, propionatai, mažai apie juos girdime, bet tai yra nepaprastai svarbi bakterija, lygiai taip pat. Jie padeda išvengti preklampsijos, tai yra labai rimta būklė, kuri gali kelti pavojų nėščiosioms ir dėl preklampsijos, tiesą pasakius, labai daug moterų nesugeba išnešioti kūdikių. Tokiuose bakterijos yra daug įvairiausios genetinės informacijos, mediatorių, mums padeda sveikai veikiančios, gerai veikiančios bakterijos, padeda mūsų imunų sistemai ginti, saugotis nuo infekcijų. Tai yra nepaprastai svarbu savo žarnyne, svarbu organizme turėti tinkamas bakterijas, geras bakterijas, kurios prisideda prie jūsų trumpalaikės sveikatos ir sveikatos ilgalaikių laikotarpių. Tai mes pradžioje civilizacijos turėjome daug gram teigiamų bakterijų savo žarnyse, bet atsiradus 6-ame dešimtmetyje itin smarkiai apdorotam maistui Šiaurės Amerikoje,
atsirado gram neigiamos bakterijos. Ir jeigu šitajame dešimtmetyje apie 60-70 savo kalorijų gaudavome iš būtent tokio itin perdirbto maisto, pamatėme visiškai neigiamą poveikį. Mes dabar jau kalbame apie po pereinamąją mikrobiotą, tai kai kalbu apie pereinamąjį momentą, tai kalbu apie tai, kaip mes nuo natūralaus maisto perėjome prie itin apdoroto maisto. Tai klausimas kyla, ar mes galime išmatuoti tokio pokyčio įtaką savo organizmai. Mes iš tiesų pamatėme, taip galime išmatuoti tą neigiamą poveikį, mes matome, kad lėtinių neurodegeneracinių ligų paplitimas išaugo, 10% dažniau sergame, kuo iš esmės pastebėjome, kad didesnis skaidulų vartojimas sumažina ankstyvos mirties tikimybę 30%. Tai tie prebiotikai nepaprastai yra svarbus. Tai buvo identifikuota Pasaulio sveikatos organizacijos tyrime 2019 metais. Mes kalbame iš tiesų, tai toks sumažėjimas, tai tokia prevencinis poveikis, kurį pasiekti gali tik tai prebiotikai, ne vaistai, ne gydymo metodai. Kuo daugiau valgome skaidulų, tuo geriau apsisaugome nuo žarnyno vėžio, nuo krūties vėžio, sumažėja širdies smūgio tikimybė 25%, insulto tikimybė sumažėja 25% ir net 25% sumažėja demencijos tikimybė ir Parkinsono ligos tikimybė. Matome su didesniu skaidulų suvartojimu, matome mažesnės arba trumpalaikės COVID pasekmės, geriau įveikiamos ligos. Tai aš šiandieną apie tai ir kalbėsiu, būtent kokią naudą turi šitos skaidulos, kaip jūs galite pagerinti savo sveikatą. Dauguma jūsų turbūt šitas skaidres jau esate matę, tai ilgai neskirsiu tam dėmesio, su teigiamu racionu, su teigiamomis bakterijomis, jūs maitinate savo žarnyną. Šitos bakterijos, gerosios bakterijos, minta skaidulomis. Jos visos yra žarnyno centre, nes būtent ten atsiduria skaidulos, jos visos paskui virškindamos skaidulas sukuria labai daug teigiamų junginių ir pašalina neigiamas bakterijas, kurių nenorime, tai yra gram neigiamas bakterijas, va štai čia ir matote, tos neigiamos bakterijos ardos žarnyno gleivinę, žarnyno sluoksnį, apsauginį sukelia mums labai daug problemų. Tai paprasčiausia strategija viso to išvengti būtų nevartoti vaistų, nevartoti toksinių brangių vaistų susijusių su nepaprastai didelė sveikatos rizika, trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis komplikacijomis, degeneracinių ligų tikimybė didina. Mes iš tiesų ir žinome, ir bet koks jų medicinos gydytojas pasakys, kad vaistų vartojimas susijęs su ilgalaikiams komplikacijomis. Geresnis pasirinkimas būtų turbūt tiesiog kurti geresnę mikrobiotą, padaryti mikrobiotą savo draugu, o ne priešu. Taigi pasižiūrėkime, kas atsitiko, kai mes laikui bėgant pradėjome vartoti mažiau skaidulų. Susidūrime su žarnyno problemomis. Jeigu keičiasi iš esmės mikrobiota, tai tie pokyčiai, neigiami pokyčiai, žinoma, labiausiai pasireikš ir žarnyne. Tai yra, atsiranda daugiau ligų susijusių su žarnyno veiklos sutrikimu. Mes labai pradėjome kalbėti labai daug apie dirgliosios žarnos sindromą. Mes manome, kad bent 15% gyventojų nuo to kenčia. Prieš 100 metų viso to nebuvo. Ar tai buvo todėl, kad mes negalėjome identifikuoti šitos ligos? Ne, mes manome, kad 19 amžiuje gydytojai buvo lygiai tokie pat geri, galbūt jie neturėjo prieigos prie tų vaistų, kuriais mes dabar didžiuojamės, jie galbūt negalėjo atlikti tokių įvairiausių tyrimų ir priemonių neturėjo, kurias galime dabar taikyti, bet iš tiesų pacientus jie gebėdavo stebėti ir mes turime iš to amžiaus ir rašytinių šaltinių, kad pacientai buvo stebėti, gydytojai pastebėdavo visus tos ženklus ir jeigu būtų turėję galimybę, būtų išrašinėję turbūt ir vaistus tai ligai. Bet tos ligos pasireiškimo atveju buvo gerokai mažiau. Kai kalbame apie
uždegiminės žarnyno ligas ir kalbame apie vaikus, mes matome, kad vis daugiau vaikų beveik visose pasaulio valstybėse serga žarnyno ligomis, ypač tose šalyse, kur labai smarkiai apdorotas maistas nepaprastai paplito. Tai yra ne tas maistas, kurį reikėtų duoti vaistui. Maisto pramonė visą tai žino, jie turi puikių mokslininkų. Jie labai puikiai žino, kad nuodija vaikus, bet jie vis tiek stumia tą toksišką produktą vaikams ir prisideda prie prie visuomenės sveikatos problemų. Čia mes kalbame apie žarnyno opas, labai skrandžio opas, tai yra nepaprastai sunkios ligos susijusios su gretutinėmis ligomis ir jų dažnis visose šalyse auga. Visose šalyse, kur itin smarkiai apdorotas maistas atsiranda, iš karto atsiranda ir šios ligos. Išsivystusiuose šalyse mes jau žmonių sergančių dirgliosios žarnos sindromu turime labai daug. Visko gali būti, kad esame jautresni dabar tam apdorotam maistui, o besivystančiose šalyse to sindromo, dirgliosios žarnos sindromo atsiradimo, augančius atvejus tik dabar stebime, nes ten maistas tas itin apdirbtas tik dabar atsirado. Pradėjome kalbėti apie plonųjų žarnų bakterijų išvešėjimo sindromą. O kodėl to sindromo matome atveju vis daugiau? Todėl, kad farmacijos pramonė iš tiesų nesirinkdama labai pardavinėja agresyviai vaistus, kurie užkerta kelią rūgšties susidarimui skrandyje. Rūgštis skrandyje formuojasi dėl priežasties. Ji padeda skaidyti fermentus, tai yra rūgštis yra ir jūsų įgimtos imuninės sistemos dalis. Mes kaip žmonės vartojame ir kartais suvartojame ir neigiamų bakterijų, dalykų, kurie galėtų mus pažeisti, sutrikdyti mūsų sveikatą. Tai reiškia, kad rūgštis skrandyje yra būtina. Jinai suskaido tas netinkamas bakterijas, pavojingas mums bakterijas ir užtikrina, kad kiekvieną kartą valgydami nemirsime. Tai sumažinti šitos rūgšties susidarimo skrandžiumi yra rizikinga, tai reiškia ankstyvą mirtį. Dar viena priežastis, kodėl kalbam apie SIBO, plonųjų žarnų bakterijų išvešėjimo sindromą, tai šitas sindromas veda prie randų. Žarnyne susidaro randai ir žarnyne egzistuoja vožtuvas, kuris iš tiesų leidžia išvengti užkrato, tai užkrato keliavimo tarp skirtingų organų. Ir būtent šitas sindromas pažeidžia šitą vožtuvą ir rezultate žmogus visiškai negali valgyti skaidulų, nes skaidulos pradeda būti virškinamos plonosiuose žarnuose, tai reiškia vidurių išpūtimą, labai nepatogią situaciją. Tai jeigu sergate SIBO, didesnis skaidulų suvartojimas yra iš tiesų netikslingas, nenaudingas. Jūs skaidulų kaip ksenobiotikų nebegalite įvesti į savo organizmą, nebegalite skaidulų vartoti daugiau, vien todėl, kad būtent jūsų organizmas nebeveikia sėkmingai. Egzistuoja, žinoma, kitų strategijų, kaip galima būti gerinti situaciją, bet kuriuo atveju kontraindikacija, jeigu jūs turite tą plonųjų žarnų bakterijų išvešėjimo sindromą, yra nevartoti daug skaidulų. Deja, šito sutrikimo paplitimas vis intensyvėja. Mes sergame visokiomis skrandžio lygomis, bet mūsų pasikeitusi mityba turi labai įtakos ir vėžiui. Mes pastebime vis daugiau vėžio susirgimo atvejų. Mes matome, kad 95 metais tik 11% jaunuolių sirgdavo vėžiu, o mes pastebėjome, kad jau 2019 metais rizika padvigubėjo. 20% jaunuolių dabar rizikuoja kažkokiu vėžiu susirgti ir mes manome, kad tai yra tiesiogiai koreliuoja, tiesiogiai susijęs su mitybiniais faktoriais. Paskui turime nealkoholinę suriebėjusių kepenų ligą.
Mes kalbame apie toksinus, kurie atsiduria mūsų kepenėse. Disbiozė nėra vienintelis faktorius, kuris daro žalą organizmui, bet mes iš tiesų turime kalbėti ir apie toksemija. Toksemija atsiranda, kai turite disbiozę, kuri pažeidžia kepenis ir vystosi labai sparčiai. Prieš 15 metų 1 iš 5 žmonių pasaulyje šitą ligą turėdavo, dabar sulauksime 2030 metų ir 1 iš 3 žmonių sirgs šitą ligą. Tai aš manau, kad tai tikrai pats laikas yra sustoti ir pagalvoti, ką mes savo padarėme savo organizmui, nes mūsų naujasis racionas, nauja mytyba šitaip kenkia mūsų organizmui, mums pats laikas tikrai persvarstyti, kaip mes maistą gaminame, kaip auginame, kaip jį ruošiame. Bet dabartinė maisto pramonė iš tiesų tuo nesirūpina, jiem nesvarbu. Ir tiesą pasakius, maisto pramonė mūsų dabar nužudo daugiau žmonių negu tabako pramonė. Tabako pramonė sudėjus kartu elektroninių cigarečių, įprastų cigarečių, visų šitų dalykų gamintojai mažiau yra atsakingi už mūsų mirtinį maisto pramonę. Kągi, tai dabar galbūt pasitraukime nuo žarnyno ir pakalbėkime apie tai, kas vyksta likusiame organizme. Skaidulų suvartojimas yra labai susijęs su ir kitomis ligomis, su sisteminiais dalykais, kaip krūties ir prostatos vėžio, endotoksemija, neurouždegimais. Pasaulio sveikatos organizacija, nors ir jos kai kurie rezultatai ir išvados, rekomendacijos yra kvestionuotinos, negalima paneigti to, kad ir pas juos dirba mokslininkai ir kai kurią jų informaciją verta įvertinti, bet mes čia kalbame apie tai, kad mūsų racionas, mūsų mityba yra dabar susijusi su padidėjusiu uždegimų skaičiu, uždegimai didina vėžio riziką ir centrinės nervų sistemos uždegimų riziką. Ir visa tai yra prastos naujienos mums. Jeigu jums pasireiškia neurouždegimas, keičiasi smegenų veikla. Jūsų smegenys nėra statiškos, jos yra dinaminis organas. Mes sakome, kad smegenys laikui bėgant nesikeičia, bet tai yra netiesa. Jūsų smegenys palyginti su praėjusiais metais, porą metų prieš 10 metų yra visiškai kitokios. Jūs mokotės, jūs pamirštote dalykus, smegenyse nuolat formuojasi naujos sinapsės, nauji ryšiai. Tai yra labai dinaminis organas. Ir jeigu pasireiškia jums neurouždegimas, jūs tiesiog ne to žodžio prasme naikinate jungtis savo smegenyse. Jūs prarandate daugiau dalykų, užmirštate daugiau dalykų, jūsų smegenys neveikia taip efektyviai, kaip turėtų. Jūs mažiau galite mokytis, jūs mažiau prisimenate. Tai nėra dalykai, kurių mes pageidaujame. Be šitų problemų yra ir kitos problemos, tai dalykai, apie kuriuos gal mes netaip šnekame daug, pamirštame. Neurouždegimas skatina tam tikrą elgesį. Mes šį elgesį vadinam ligos elgesiu. Mes, kai kalbame apie uždegimą daug kūno organuose, ir uždegimas yra tai reakcija, normali kūno reakcija į nepageidaujamą dalyką, kūnas ima gintis. Ir jeigu pažiūrėtumėm į evoliuciją, uždegimas buvo būdas apsiginti nuo kažkokio svetimkūnio. Būtent uždegiminis procesas yra apsauginis procesas. Kūnas bando atsigauti, bando užgyti po traumos. O dabar situacija su disbioze yra pasikeitusi. Mes kenksmingas medžiagas organizmas dabar išleidžia į organizmą ir turime nebe vienkartinį uždegimą, bet nuolatinį lėtinį uždegimą. Jeigu būtumėt priešistorinis žmogus, jeigu, pavyzdžiui, būtumėt susižeidęs, įsivėlęs į kokį nors gentinį konfliktą,
jūsų tas procesas gydymo ir būtų toksai, ir ligos tas elgesys, būdas atsigauti būtų eiti į olą, pailsėti ir atsigauti. Ir iš tiesų yra taip istoriškai susiklostę, evoliuciškai susiklostę, kad mes patyrę traumą stengiamės atsitolinti, izoliuotis, būti vieni, atsigauti, nes būtent ta ramybė, vienumas padeda gyti. Bet ta izoliacija reiškia ir lygiai taip pat depresiją, nenorą bendrauti su žmonėm. Turint disbiozę, smegenys nuolat yra uždegiminėje būsenoje. Tai reiškia, kad žmogų pradeda kamuoti nuolatinė depresija, nuolatinis stresas. Ir mes iš tiesų čia kalbame, jeigu jums šitie dalykai pažįstami, tai tikrai kalbame apie jaunąją mūsų kartą, kuri pasižymė disbiozę, serga disbiozę. Mes šitą elgesį pastebime tarp gausybės vaikų, jiems pasireiškia toks antisocialinis, antivisuomeninis elgesys, jų tarpe pastebime, jie visi kenčia nuo streso, nuo depresijos, net ir vidurinėje mokykloje panašu, kad dauguma jaunuolių yra gydomi labai stipriais vaistais, antidepresiniais vaistais, kai kurie vaikai tiesiog eina į gatvę, perka alkoholį, perka vaistus ir tokiu būdu užsiiminėja savigydą. Šita problema yra labai didelė JAV, ten tarsi pasąmonėje mes suprantame, kad tai tampa labai didelė problema, mes ardome visuomeninę struktūrą. Visuomenė žlunga. Ir ta visuomenė žlunga būtent todėl, kad pasikeitė mūsų mityba, mūsų smegenys nuolatinėje uždegimo būsenoje. Japonijoje šitas fenomenas net turi atskirą sąvoką, hikokomori. Tai reiškia izoliacija, kai žmogus visiškai užsidaro, nenori su nieko bendrauti. Ir taip yra todėl, kad mes savo vaikus tiesiog ne to žodžio prasme nuodijame. Mes matome vis daugiau nociplastinio skausmo. Tai yra kitoks truputį skausmas. Mes turime neuropatinį skausmą, turime skausmą, kurį sukelia traumos, turime ir nociplastinį skausmą, tai yra centrinės nervų sistemoje gimstantis skausmas, tai mūsų smegenų žievėje susidarantis skausmas. Jeigu neurouždegimą turime, viskas atrodo, bet kokia trauma, bet koks pažeidimas atrodo labai skausmingas. Ir iš tiesų, jeigu pasižiūrėtumėte mūsų visuomenę, pastebime vis daugiau žmonių, kurie tiesiog negali vardinti, koks tai yra skausmas, bet jie jaučia nuolatinį skausmą. Tai yra, visos tos problemos yra mūsų šimtmečio, mūsų amžiaus problemos, būdingos mums, ir labai dažnai visų šitų problemų priežastis yra viena, pagrindinė problema viena – neurouždegimas. Jeigu tas neurouždegiminiai procesai vyksta labai dažnai ir ilgą laiką, aš nekalbu apie čia porą mėnesių, kalbam apie nuolatinį neurouždegimą, kuris skatina ląstelių smegenyse nykimą. Smegenys yra ląstelės, mes turime tik tai kaukolę, daugiau jokių kaulų, jokių raumenų, tai yra tiesiog audinys. Jeigu yra neurouždegimas, jūsų smegenyse tiesiog tos ląstelės nyksta, nes mes čia kalbam apie mikroglijos nykimą, mikroglijos yra tokios ląstelės smegenyse. Laikui bėgant, kai neurouždegimas išsilaiko ilgą laiką, didėja tikimybė susirgti tokiomis degeneracinėmis lygomis, neurodegeneracinėmis lygomis kaip demencija. Pavyzdžiui, nes nyksta jungtis smegenyse. Vertėjai labai atsiprašo, dingo lektoriaus garsas. Tai jeigu tas smegenų neurouždegimas yra labai rimtas, ilgalaikis, jis bent dvigubina riziką susirgti demencija ir kitomis lygomis. Tai jeigu jūs norite kuo ilgiau išlikti blaivaus aštraus proto, tai yra dar viena priežastis, kodėl reikėtų skaidulų suvartojimą didinti, kodėl savo racioną jų reikėtų įtraukti vis daugiau. Tai kas atsitinka, jeigu
smegenys pažeidė uždegiminis stresas ilgą laiką ir ankstyvam amžiui. Įsivaizduokite, kad besilaukianti moteris patiria tokį neuro uždegimą. Šitas stresas persiduoda ir kūdikiui, nes šios moters kūdikiui, tai yra moksliškai įrodyta, atsiranda vadinamieji spektro sutrikimai. Aš tikrai esu tikras, kad žinote, kaip paplito autizmo spektro sutrikimai, dėmesio sutrikimai, nuotaikos sutrikimai. Aš mokykloje mokiausi medicinos 1966 metais. Mes labai retai kalbėdami apie nuotaikos sutrikimus, spektro sutrikimus, dabar apie tai kalbame visuomet. Kodėl? Todėl, kad nėščiosios maitinasi nepakankamai skaidulų, atsiranda neurouždegimai, organizme pradeda neurotoksinai cirkuliuoja. Mūsų dėmesys tarsi nukrypo ne ten, kur reikėtų. Mes čia kalbam apie labai sudėtingą sveikatos problemą. Visų šitų dalykų priežastis yra viena ir mes kažkodėl tai mes su šiuolaikiniais metodais žinome, kaip veikia mūsų jungtis, kaip veikia mūsų organizmas, smegenys, kaip uždegimai procesai veikia mūsų smegenų jungčių veikimą, kaip nervai veikia netinkamai. Mes visą tai žinome, bet nieko nedarom. Mes turime įvairiausių savo smegenyse neuromediatorių. Tie neuromediatoriai priima įvairiausius signalus iš aplinkos ir jeigu yra neurouždegimas, mes tiesiog nesugebame asimiliuoti informacijos į smegenyse ir jos tinkamai apdoroti. Būtent todėl mes ir matome vis daugiau jaunų žmonių, vaikų, kurie jau gimsta sirgdami neurodegeneracinėmis ligomis. Matome daug dažniau šizofrenijos atvejų. Panašu, kad šizofrenijos priežastys yra labai panašios į priežastis neurodegeneracinių ligų atveju. Mes matome vis daugiau žmonių kenčiančių nuo epilepsijos. Jeigu nėra pakankamai skaidulų jūsų organizme, jeigu jūs negaminate pakankamai butirato, o atsiranda epilepsijos priepuoliai, nes butiratas dalyvauja būtent tose formuojant organizmo apsauginę reakciją ir padeda išvengti epilepsijos. Ir epilepsijos atsiradimas buvo susijęs su butirato nebuvimu organizme. Su trauma susiję smegenų pažeidimai. Tai yra pažeidimai, kurie atsiranda, kaip, pavyzdžiui, dalyvaujate pernelyg daug muštynių, pavyzdžiui, esate boksininkas arba esate amerikietiško futbolo žaidėjas, kur yra lakstoma po aikštę ir daug susidūrimų yra. Tokie pažeidimai smegenų reiškia, kad žmogus nebesugeba kontroliuoti savo impulso, atsiranda įtūžio priepuoliai. Tai mes naikiname savo gebėjimą funkcionuoti tokio aktyvioje dinaminėje aplinkoje ir naikiname tą savo gebėjimą funkcionuoti, tapome pažeidžiami dėl netinkamos mitybos. Mes labai gerai jau žinome, yra fiksuota, kad regbio žaidėjai, amerikietiškojo futbolo žaidėjai kenčia nuo šitos sutrikimų. Mes galime net į sezono metu fiksuoti, kaip jie kiekvieną mėnesį praranda IQ punktus, nes labai dažnai jų smegenys yra fiziškai žalojamos. Grįžkime vieną kartą atgal. Aš pats esu žaidęs sportą ir aš pats žaidžiau regbį, aš pats gal 300 varžybų esu dalyvavęs, mes tada net apsauginių priemonių nenaudodavome ir taip aikštynę patirdavom traumų. Tai buvo mano nuomonė sportas barbarams, tiesą pasakius, ir buvo tikrai neretas reiškinys, kai matydavai sužalotus žaidėjus, bet aš nemanau, kad tuo metu mes matėme labai daug smegenų sužalojimo atveju.
pats labai sėkmingai išvengiau šitokių traumų. O dabar mes matome, kad šiame amžiuje, šiame dešimtmetyje žaidėjai patiria smegenų traumą. Patiria traumas, kodėl taip yra dabartinėme amžiuje, todėl kad tai yra oksidacinis stresas. O kodėl tas oksidacinis stresas paveikia smegenis jų, o nepaveikia mano prieš kelis dešimtmečius, būtent todėl, kad tai mūsų pasikeitė mityba. Mūsų mityboje nebėra polifenolių, nebėra prebiotinių skaidulų. Aš pats esu iš Škotijos, augau Škotijoje, mano tėvai yra akademikai, mes valgydavom labai daug avižų, labai daug prebiotinių skaidulų, skumbrės, lašišos, rūkytos, tai daug omega-3 rūgščių. Tai aš visuomet buvau apsaugotas. O dabar, kas atsitiko, tie saugikliai, tarsi apsauginiai elementai dingo iš mūsų mitybos. To nebėra. Mes kaip rūšis neišsivystėme, į mūsų evoliucija nebuvo skirta tam, kad užsidarytumėm biuruose ir sėdėtumėm visą laiką. Didžiąją evoliucijos dalį mes buvome lauke, gyvenome atvirose erdvėse. Dauguma gyventojų užsiimdavo žemės ūkiu. Tai buvo žmonės, kurie dirbdavo nuo ryto iki vakaro laukuose visus metus. Ir jeigu pažiūrėtumėm į tų žmonių sveikatą, vėžio atveju praktiškai nebūdavo, tai būdavo labai, labai reti atvejai. Palyginkite tai su dabartinė situacija. Odos vėžiu vis dažniau sergame. Odos vėžys pasidarė tokia opi problema, jog visos vyriausybės visame pasaulyje skatina žmonės per pietus, kai saulė labai aktyvi, nebūti lauke. O taip atsitiko todėl, kad kenksmingi elementai, kenksmingi junginiai pradėjo plisti į kitus mūsų organus. Mes nebeturime tų saugiklių, saugių junginių, kurie susidarydavo organizmo viduje ir padėdavo mums apsisaugoti nuo saulės poveikio. Tai dar viena iš situacijų, kuomet mūsų prasta mityba padarė mus tokius pažeidžiamus. Mūsų pažeidžiamus daro dabar net ir mūsų natūrali aplinka. Mes valgome dirbtinį maistą, gyvename dirbtinėje aplinkoje ir nebeturime tų apsauginių sluoksnių. Mūsų mityba, mūsų maistas, kurį valgome, iš mūsų atimė tuos saugiklius. Mes nebesugebame apsiginti natūralioje aplinkoje. Taip, tai tinka labai farmacijos verslams, bet ne mums. Tai kaip mikrobiota mus veikia ir kaip aš kalbėjau apie trumpo ilgio riebalų rūgštis, molekulinį vandenilį. Visi šitie dalykai cirkuliuoja po mūsų organus, kuria tą tokį antioksidacinį poveikį, veikia kaip antioksidantai, bet čia žinoma tik tai su ta prielaida, jeigu jūs tradiciškai maitinatės, jeigu valgote McDonald's burgerius, šitų dalykų nėra. Jeigu mikrobiota jūsų organizmo yra tinkama, yra gera, išlaikyta, jūsų organizmas kuria biogeninius aminus, histaminą, sperminą, jūs sugebate išlaikyti savo intelektą, savo kognityvinius gebėjimus, asmenybę. Kai kurie mikroorganizmai padeda jums būti komunikabilisniems, bendrauti su žmonėm, kiti priešingai. Tai yra sudėtinga istorija, ir jeigu kam įdomu, pasidalysiu, bet kol kas neturime laiko. This very, very inflammatory compound. LPS lipopolisacharidai. Tai ne tik tai, kas iš žarnyno keliauja į kraują, juk yra tiesioginis ryšys tarp žarnyno ir smegenų per vagalinį toną, nervo klajoklio būklę. Viskas nesąmoningai vyksta, ta visa komunikacija per nervų sistemą. Mes dabar išsiaiškiname, kad tai yra dvipusis
kelias. Ta informacija keliauja į abi puses. Jeigu neteisingai maitinatės ir jums yra disbakteriozė, tai žarnyne susidaro tokios medžiagos, kurios gali grįžti į smegenis. Ir jos yra labai stipriai susijusios su Parkinsono ligos rizika. Parkinsono ligos atveju nuo 19 amžiaus padidėjo ir nuo 20 amžiaus padidėjo dramatiškai, ypatingai nuo 60-mečio, kai mūsų mityba tikrai stipriai pasikeitė. Koks skirtumas, jeigu jums demencija ar Parkinsonas, nueikit pas daktarą, duos vaistų. Iš tiesų, tie vaistai nieko nepadės. Jie gal, šiek tiek sušvelnins kai kurios simptomus, bet jie neišgydo. Ir jūs toliau sirgsite ir liga ir vaistai jūs nužudys. Farmacija iš esmės nėra sprendimas. Sprendimas yra mityba. Taigi, virusai įeina į tą vagalinį toną ir jie kelia problemas. Tos mažos molekulios, kurių mes nenorime, iš tikrųjų keliauja po mūsų kraują ir pakyla net iki smegenų, kur kelia ligas. Ir tai dar ne viskas. Jeigu vartojate nepakankamai skaidulų, tai žarnyne prasideda uždegiminiai procesai. Ir tada ne tik tai smulkios molekulės patenka į kraują, bet ir pačios bakterijos per žarnyno sienas pereina į kraują ir į kitus audinius kūne. Ir kai kurios tų bakterijų slepiasi jų ląstelėse įvairiose kūno organuose, kurie neturėtų būti, pavyzdžiui, sąnariuose, inkstuose, kitur. Ir kas tada atsitinka? Čia ir yra visa bėda. Tos bakterijos auga jūsų ląstelėse. Tada dauginasi, miršta ir ląstelės paviršiuje atsiranda tų bakterijų fragmentų. O jūsų imuninė sistema pamato ir sako, čia svetimas dalykas, čia bakterija, reikia pulti. Ir puola tai, ką mano esant infekcija. O iš tiesų pažeidžia audinį, kuriame slepiasi tos bakterijos. Ir taip mes visiškai naujai supratome, kas yra autoimuninės ligos. Tai ne imuninės sistemos klaida. Imuninė sistema elgiasi taip, kaip jin turėtų elgtis. Tiesiog tą darydama jinai padaro žalos. Valgant mažiau skaudulų yra disbakteriozė ir tada daugiau autoimuninių ligų. Pirmo laipsnio diabetas, visokiausios ligos, yra daug tų ligų. Aš nesakau, kad visos jų yra sukeltos būtent šitaip, bet dauguma jų taip ir jų atvejų skaičius didėja. Gal visgi Hipokratas buvo teisus, kaip sakėme pradžioje, daug ligų prasideda pilve, žarnyne ir būtent todėl, jeigu nevartojame pakankamai skaidulų. Kągi aš noriu pasakyti, kad vartoti pakankamai skaidulų yra lygiai taip pat svarbu, kaip bet kas kitas. Kai aš kūriau sveikatos protokolą, taip jį sukūriau, kad kiekvienas dalykas suteiktų naudos ir mažintų riziką. Tai liktai lietsargis iš 3 dalių. Jeigu turite tik vieną dalį, tai nepakankamai apsaugos turėsite. Jeigu norite pilnos apsaugos, reikia visų 3 dalių. Būtent taip tas sveikatos protokolas ir buvo sukurtas. Mes kalbėjome apie neurologinės raidos sutrikimus, apie šizofreniją, mes kalbėjome apie nuotaikos sutrikimus, skausmą, epilepsiją, o kaipgi intelektas? Jeigu vartosime mažai skaudulų, ar bus pokyčių? Taip, iš tiesų bus. Ir galiu tą įrodyti.
kokiegi yra rizikos faktoriai ir neurodegeneraciniam lygom, neurologiniams raidos sutrikimams ir intelekto sutrikimams. Jie yra visiškai tie patys. Yra atlikta įvairiausių klinikinių tyrimų. Jeigu yra labai sukuriamas didelis neurouždegiminis stresas ir mažai skaidulų gyvūnams, jie irgi patiria tas pačias problemas kaip ir mes dabar, kai mums yra tokia disbakteriozė. Aš čia dabar labai greitai praeisiu, nes smulkmenų tikriausiai ir nereikia minėti. Bet aš noriu pabrėžti, kokios svarbios yra prebiotinės skaidulos. Ir jeigu jūs norėtumėt kažkas labai konkrečiai pasigilinti į kažkurią vieną eilutę, mes galime apie tai pasikalbėti. Depresijos ir nerimo atveju labai stipriai padidėjo ir netgi klinikinės depresijos vidutinis amžius sumažėjo 15 metų per pastarojoje kartoje. Aš nesakau, kad disbakteriozė yra vienintelis faktorius, bet šis faktorius labai stipriai prisidėjo. Na, čia nesigilinsime. Vėlgi, čia labai daug techninių duomenų, dauguma jūsų nesate mokslininkai ar daktarai, tiesiog noriu pasakyti, kad labai daug tyrimų yra atlikta ir mes dabar jau tikrai puikiai suprantame, kokios žalos daro mityba, kai yra nepakankamai skaidulų. Yra taip pat mokslinių duomenų apie tai, kad disbakteriozė ir skaidulų tyrimas yra tokia didelė problema. Ir dabar yra atlikti pirmieji tyrimai, kurie rodo, kad tiesiog valgant maistą, kuriame yra daugiau skaidulų, sutvarkant žarnyną, sutvarkant neurouždegiminį stresą, jūs pradedate geriau jaustis. Tas gali pasakyti apie depresiją, nerimus sergančiais žmonėms. Valgant daugiau prebiotinių skaidulų, būsenos labai stipriai pagerėja. Tai yra labai įdomus terapeutinis pavartojimas, terapeutinis poveikis. Čia dar vienas keistas dalykas. Ar esate girdėję apie bariatrinę chirurgiją? Tai yra nutukimo chirurgija. Ir kai žmogus atsikrato viršsvorio, tai įvyksta įvairiausių ir asmenybės pokyčių ir jie yra labai labai stiprūs. Jeigu jums atliekama tokia operacija, tai yra labai naujas dalykas ir jis yra susijęs su epilepsija. Ir mums įdomu, kas atsitinka, kodėl tokia operacija susijusi su epilepsija. Jeigu jums atliks tokią operaciją, jūs turėsite laikytis dietos ir valgysite labai mažai, negalėsite suvalgyti daug kalorijų, vartosite mažai skaidulų. Ir ta dieta yra labai pavojinga, jums prasidės disbakteriozė. Tai reiškia, kad jūsų žarnyne nėra pakankamai sviesto rūgšties. O jeigu sviesto rūgšties nėra, jums padidėja, sumažėja epilepsijos stresas. Ir šitas tyrimas buvo atliktas ir paaiškėjo, kad sviesto rūgštis čia turi labai svarbų vaidmenį. Daug kas esate matę tokį grafiką. Tai buvo atlikta metaanalizė, buvo tyriami intelekto testai nuo 60 mečio iki 21 amžiaus pradžios. Ir pirmas tyrimas buvo atliktas Viljamo Galtono, labai įdomaus mokslininko. Jisai būtent ir sukūrė IQ testą. Jeigu palyginsime tūkstančius testų padarytų per tiek daug metų, pamatytumėm, kad žmonių intelektas yra sumažėjęs.
gan stipriai sumažėjęs nuo 1950-ųjų iki dabar. Žinoma, tik iki dabar yra padarytas tyrimas, toliau yra projekcija. Mes per tą laiką netekome maždaug 15 punktų IQ rodiklio. Ir tas tyrimas buvo vykdomas Amerikoje. Ir Amerikoje tas pokytis yra ypatingai ženklus, nes jų mityba ypatingai pablogėjo. Smegenys yra pažeistos ir krenta intelektas. Būtent todėl mes matome daugiau demencijos atvejų. Mes žinome, kad viršsvoris ir diabetas ir trikliosios žarnos sindromas yra rizika demencijai, demencijos rizika. Be to, ta neurouždegiminis stresas taip pat yra kelias į neurodegeneracinės ligas. Ir tai kelia labai didelę nerimą visame pasaulyje. Mes matome skaičius 50 metams projekciją, prognozę. Mes matome siaubingus skaičius, nes žmonių, kurie sirgs demencija, bus gerokai daugiau. Mes net neturime tiek išteklių dabar žmonėm, kurie serga demencija, bet mes dar labiau neturėsime išteklių gydyti žmonės, kai skaičiai taip stipriai padidės. Tiesiog daugiau vartoti skaidulų yra kelias kovoti su demencijos pandemija. Mes neseniai matėme Brazilijoje atliktą tyrimą, ELSA, Brazilijos studija. ELSA yra toksai tyrimų centras ir jie padalino visuomenė į keletą grupių. Grupė, kuri iš viso nevartoja apdorotų maisto, kurie tik tai nedaug vartoja ir kurie vartoja labai daug. Ir ką mes sužinojome, kad tie, kurie valgo daugiausiai apdoroto maisto ir jie turi gauna mažiausiai skaidulų, jų smegenys labai stipriai mažėja. 25% greičiau menksta įvairiausios smegenų funkcijos. Taigi, šitos projekcijos, kaip ir tas prognozijos, kurias matėme neseniai, yra siaubingos. Taigi mes turime kuo greičiau pakeisti savo mitybą arba bent jau kaip nors kompensuoti tokią netinkamą mitybą, kad tai mums nebūtų taip siaubingai žalinga. Yra ir kitų tyrimų atlikta dėl stipriai apdoroto maisto. Pavyzdžiui, buvo tirtas hipokampas ir jie sužinojo, kad tie žmonės, kurie valgo daug apdoroto maisto, jų hipokampas mažėja. Vyksta hipokampo atrofija. Hipokampo vadinama ta smegenų dalis, nes jinai yra panaši į jūrų arkliuką. Tai yra labai svarbi smegenų dalis, ten, kur auga visą gyvenimą naujos smegenų ląstelės, neuroląstelės. Ir jos turi labai didelę įtaką ir smegenų žieviai, ir visoms smegenim. Tai hipokampas yra be galo svarbus senstant, kad nenunyktų mūsų smegenų funkcija. Jeigu yra nuolatinis neurouždegiminis stresas, taip pat hipokampas mažėja, vyksta jo atrofija ir jūsų gebėjimas auginti arba atnaujinti sukurti naujas smegenų ląsteles yra prarandama, jūs jos nebeturite. Tai yra dar vienas įrodymas patvirtinantis, kad stipriai apdorotas maistas turi labai didelę įtaką smegenims. Mes žinome, kad to galime išvengti. Tai nebūtinai taip turi atsitikti jums senstant. Simani grupėje Bolivijoje atliko projektą maisto ir gyvensenos tyrimą ir paaiškėjo, kad tie žmonės, kurie gyvena tradicinį gyvenimo būdą, kuriems nėra disbakteriozės, jie nepatiria ir hipokampo atrofijos. Ir jie
rečiau serga demencija arba Parkinsono liga. Pasitaiko tų lygų, bet jos labai retos. Tik tai tiem žmonėm, kurių rizikos faktoriai, genetiniai rizikos faktoriai yra labai aukšti. Mes tapome pažeidžiamesni ir odos vėžiui, ir įvairiausiams kitoms ligoms. Mums reikia labai daug komponentų, kad būtumėm atsparus ligoms, bet mes jų neturime dėl savo mitybos. Ir mums dabar gresia didelė grėsmė. Jeigu jūs nebijote, kad jūsų intelektas sumenks, tai bijokite, susirūpinkite bent savo vaikais. Mūsų vaikai valgo daug daugiau apdoroto maisto, nes reklama labai stipriai į juos orientuota. Į reklamą investuojama daugiau, negu bet kuri vyriausybė gali investuoti kokį nors projektą. Ir tai jūs sakote jiems, nevalgykite šlamšto, valgykite vertingą maistą, bet visur kavinėse, žurnaluose, kur nors ten mokykloje, kur galima iš automato nusipirkti šokoladą, visur jie mato tą informaciją. Gal pas jūs mokyklose bent jau nėra tokių dalykų, kaip tie saldumynų automatai. Lietuva čia tikrai labai gerą sprendimą priėmė, nes čia yra įstatymą draudžiama tokius automatus mokykloje statyti. Bet jeigu kitose šalyse pažiūrėtumėte, ko yra mokykloje, tai būtų Coca-Cola, kuri kelia įvairiausias problemas ir kitas nevertingas maistas. Ir kai vaikai paragauja tokį maistą, labai sunku to skonio atsisakyti, nes tas maistas ir yra sukurtas maisto technologų, kad jisai būtų beveik keliantis priklausomybę, galima sakyti. Tas cukraus skonis, jisai kelia priklausomybę, smegenys nori jo, yra atlikta tyrimų tai patvirtinančių. Ir kai vaikas paragauja ir supranta, kad jisai, jam skanu, kad tai yra kaip ir paskatinimas, yra labai sunku jo atsisakyti, visą gyvenimą jo norės ir bus labai rimtų pasekmių. Gal žinote, kad Jungtinėse valstijose kečupas yra laikomas daržovė ar daržovių pagrindo patiekalu, ar ne? Jeigu žmogus valgo kečupą, atseit valgo daržovės mokyklose, netgi taip yra manoma. Taip, iš tiesų, čia lobistų darbo rezultatas įvairiausių maisto gamintojų. Tai kečupas yra įskaičiuojamas kai kuriuose valstijose į 5 daržovių, tas 5 porcijas, kurias turi suvalgyti per dieną. Dauguma kečupų iš tikrųjų yra 30% cukraus ir apskritai yra labai stipriai perdirbtas produktas. Ten yra ir druskos, ir acto, už tai mes to cukraus lyg ir nejaučiame, bet ten yra labai daug cukraus. Mes tikrai žudome savo vaikus ir tai yra amoralu. Kaip sakėme, hipokampas yra ta vieta, kur atsinaujina nervinės ląstelės, o jeigu hipokampas neveiks, tai tapsite kvailesniais ir tikrai smegenims bus padaryta baisi žala. Nežinau, čia gal truputėlį per daug techninė informacija. Smegenys kūrė tą neurouždegiminį stresą, tai yra apsauginis metodas smegenų ar funkcija. Ir tas stresas sukuria ir disbakteriozę, ir gyvenimo būdas. Čia yra labai daug įdomių dalykų, kurie yra įdomus klinikiniam mokslininkams, kaip aš, bet jums gal ir nesvarbu tiek daug santraupų. Policistinių kiaušidžių sindromas, kogi čia skaidulos dėtos? Įdomu. Preeklampsija, lyties problemos, disforija ir kitos lygos. Dažniausiai mes nemanome, kad jos yra susijusios su žarnynu ir skaidulomis, bet moksliniai tyrimai rodo, kad taip yra, kaip Hipokratas sakė, viskas prasideda žarnyne. Taigi, disbakteriozė buvo susieta mokslinių tyrimų su policistinių kiaušidžių sindromu. Iš pradžių buvo sunku patikėti to tyrimo duomenimis, bet dabar jau visi tai žino.
Jeigu jūsų žarnyne yra labai daug lipopolisacharidų, jūsų hormonų gamyba keičiasi, pradeda gamintis daugiau testosteronų, o moteriai tai nėra gerai. Jeigu trūksta skaidulų, yra būtent tie hormoniniai pokyčiai. Jeigu yra naudinga vartoti skaidulas, taip yra naudinga. Prebiotinės skaidulos padėtų net ginekologinėms problemoms, mažėja preeklamsija ir policistinių kiaušidžių sindroma. Ar tai galėtų spręsti vaisingumo problemas? Aš manau, kad gali, bet dar klinikinių tyrimų atlikta nepakankamai, bet kiti mokslininkai gilinasi ir net per kokius ateinančius metus mes gal jau sulauksime mokslinių tyrimų, kurie tai įrodys. Greičiausiai net nepagalvojate, kad prebiotinės skaidulos, zinobiotinės skaidulos galėtų prisidėti sprendžiant policistinių kiaušidžių sindromą ar netgi nevaisingumą. Mes jau turime mokslinių tyrimų tai įrodančių. Toksinė preeklamsija. Matome, kad atvejų daugėja, gal dar nėra dokumentuota pakankamai, bet vis jaunesnės moteris prie toksinę preeklamsiją serga. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl vyksta persileidimas. Taip pat labai stipriai padidėja mirtingumas tokių moterų. Ir preeklamsija vyksta vėlyvame nėštume ir gali turėti įtakos ir persileidimų ir vyriausiam kitiems sutrikimams. Pasirodo, viskas prasideda placentoje. Jeigu formuojantis placentai motina blogai maitinasi, yra daug didesnė rizika, kad placenta nesusiformuos taip, kaip turėtų susiformuoti. Nes neurouždegiminis stresas turi įtakos kraujotakai ir prasideda įvairiausios sisteminės problemos ir gali viskas baigtis netgi persileidimu. Dabar įrodyta, kad jeigu žarnyne nėra pakankamai skaidulų ir bakterijų, tai kenčia ne tik tai žarnynas, nes bakterijų yra visur, taip pat ir placentoje. Nėra nė vieno audinio kūne, kuriame nebūtų mikrobiotos ar bakterijų. Ir pasirodo, jie visi komunikuoja, visi kalbasi. Taigi, jeigu yra bakterinis disbalansas, tada tas disbalansas pereina ir į kitas kūno vietas. Pasirodo, jeigu jums disbakteriozė žarnyne, tai placentoje irgi bus disbakteriozė. Ir tikriausiai todėl placenta netinkamai susiformuoja ir prasideda uždegiminės reakcijos. Kodėl reikėtų valgyti skaidulingą maistą? Todėl, kad tas geros bakterijos gamins sviesto rūgštį, o sviesto rūgštis normalizuoja placentos veiklą ir sumažina preeklamsijos riziką, toksinės preeklamsijos. Bet tai dar ne viskas, nes tos bakterijos gamina ir propionidą, o jisai pagerina placentos kraujotaką. Taigi, jeigu jūs susidūrite su tokia problema pati ar savo šeimoje, būtų labai naudinga valgyti daugiau skaidulingo maisto, nes taip jūs padidinsite propionatų ir sviesto rūgšties kiekį ir tai turės įtakos placentos sveikatai ir atitinkamai sumažės toksinės preeklamsijos rizika. Inflammatory stress in the body, and endotoxemia will do that. That has been shown in a number of studies now to reduce sperm. Yra taip pat kalbate apie nevaisingumą. Matome šioje skaidrėje, kad per
2 kartas visame išsivystysiame pasaulyje sumažėjo testosterono ir suprastėjo spermos kokybė. Žinoma, nevaisingumas yra kartais ir dėl moters, bet labai dažnai ir dėl vyro. Vyrai dabar yra nebe tokie vaisingi ir mažiau vyriški, nes disbakteriozė skatina testosterono gamybą moterų kūne, bet didina, bet mažina vyrų testosterono gamybą. Tiesiog vyrai, vaikinai turi mažiau testosterono, o moteris, merginos daugiau, o testosteronas yra vyro hormonas. Todėl, kad mūsų dieta, mūsų mytyba yra visiškai kitokia ir pažeidžia visą žarnyno veiklą ir įvyksta disbakteriozė. Čia mes matome diagramą, kaip auga lyties disforijos atveju skaičius. Mes labai dažnai savo vaikus pasmerkėme tiesą pasakius mirčiai, nes labai dažnai mes vaikus dėl lyties disforijos nukreipiame lyties keitimo operacijoms ir panašiai su labai tragiškom pasiekmėms. Aš aišku, manau, kad daug daugiau būtų galima padaryti ir geresnių rezultatų pasiekti tiesiog keičiant dietą. Taip, aš nematau, aš neteigiu, kad raciono mytybos pakeitimas išspręstų visas problemas, tačiau aš tikrai manau, kad yra sąsaja tarp to, ką valgome ir mūsų lyties hormono. Mes labai matome daug vaikų, kurie kenčia nuo lyties disforijos ir jiems visiems būdinga tai, kad jų racione nėra pakankamai skaidulo. Aš šiuo metu kalbuosiu su kolega, ar būtų galima kažkokį tyrimą padaryti. Aš iš tiesų labai skatinčiau tokį tyrimą, kiek skaidulų suvartojimas prisideda prie lyties disforijos, bet visa tai labai komplikuoti dalykai. Aš turbūt norėjau tiesiog jums parodyti, kad skaidulų trūkumas prisideda prie sumažėjusio vaisingumo tarp moterų, vyrų, nes dėl disbiosis, disbakteriozės, polisacharidų nepakankamai organizme, vyrų organizme nesiformuoja pakankamai spermatozoidų, keičiasi balansas, keičiasi estrogeno balansas. Organizme atsiranda bakterijų, kurios suvirškina mūsų reikalingus hormonus, testosteroną, estrogeną, atsiranda fermentai, kurie atlaisvina estrogeną, kurie organizmas vėl įsisavina ir jeigu skaidulų suvartojimas yra pakankamai aukštas, mažėja estrogeno kiekis organizme, o padidėjęs estrogeno kiekis, jeigu skaidulų racione nėra, estrogeno kiekis didėja, tai yra susijęs su ankstyva branda, lytinė branda, su daugiau vėžio atveju. Labai panašu, kad žarnynas yra susijęs su visais audiniais mūsų organizme. Naujausi tyrimai rodo, kad didesnis skaidulų suvartojimas padės tiesiog užtikrinti gerą estrogeno apyvartą, estrogeno formavusi organizme balansą. Tai Pasaulio sveikatos organizacijos netgi tyrimuose atsispindi, kad tie žmonės, kurie valgo daugiau skaidulų, 25% patiria mažesnę tikimybę susirgti krūties vėžiu. Krūties vėžiu, tai viskas yra susiję, kaip jau minėjau, šitos paskaitos pradžioje, viskas yra susiję. Tai grįžkime prie kitos žarnyno dalies. Mes turime ir burną, ir gerklę.
be žarnyno, tai yra du organai, kurie irgi nepaprastai yra svarbus jūsų sveikatai, periodontitai, visokie sutrikimai. Periodontitų sergantis žmogus labai greitai tą pastebi, nes kai valotės šepetukų dantis, pasipila kraujas. Tai irgi yra lėtinis uždegiminis stresas. Uždegiminis stresas tas vėlgi skatina toksinių junginių susiformavimą burnoje. Iš burnos šitie junginiai, toksiški junginiai keliauja per nosies ertmę ir patenka į smegenis, taip didindami Alzheimerio, Parkinsono ligos tikimybę ir dvigubai didina riziką patirti insultą. Tai grįžtu prie savo pačios pagrindinės minties. Tinkamos bakterijos organizme padeda apsaugoti organizmą nuo labai pavojingų patogenų. Prasta mityba, prasta dieta reiškia, kad turėsite prastas bakterijas ne tik žarnyne, bet ir burnoje. Tokiu būdu jūsų burnos atsparumas rimtiems patogenams sumažėja. Nepamirškime, kad su burna naudojame ir maistui nurysti. Visi šitie uždegiminiai elementai, toksiniai junginiai patenka į jūsų žarnyną ir didina įvairiausių vėžio formų riziką. Kaip viską gydyti? Natūraliais junginiais, fikoidiniais, tai nėra. Tai yra prebiotikai, kuriuos mes juos vadiname gamtos teflontu, tai yra jūrų dumbliai. Tai jeigu juos dumblius ištrauksite iš vandenino, pastebėsite, kad jie tokių gličių sluoksnių yra padėti. Tai būtent šitie dalykai padeda. Tai yra prebiotikai, jie prisikabina prie jūros dumblių. Ir įvairiuose pasaulio šalyse, kai kuriuose pasaulio šalyse jūros dumblių valgoma labai daug. Japonijoje, Airijoje netgi būtų įdomu jums sužinoti. Airijoje valgoma lybė, tokia duona. Šitie junginiai padeda kliudo prastiems neigiamoms bakterijoms prisikabinti prie žarnyno sienelio. Šitie junginiai suformuoja apsauginį sluoksnį burnoje, žarnyne. Fukoidanai tiesiog tarsi jūsų dantų burnoje šaknis padengia tuo vadinamoju bioteflonu. Mes visi tikrai nekartą esame pastebėję apnašas ant savo dantų. Tas apnašas galima pašalinti valantis dantis, tačiau akmenis pašalinti gerokai sudėtingiau. Kuo daugiau akmenų turite ant dantų, jeigu jų nepašalinta, yra didelė rizika vėlgi susirgti periodontitu ir kitomis ligomis. Fukoidanai padeda nuimti šitas apnašas ir pamatysite, kad kelis mėnesius, kaip pavalgę šitų junginių, pastebėsite, kad tiesiog akmenys nuo dantų pasišalina patys, jums nereikėtų net pas dantistą eiti ir atlikti burnos higienos. Aišku, žinot, galite tą daryti, bet galima valgyti ir tiesiog kiekvieną dieną jūros dumblių ekstraktą ir tos problemos, tai yra dantenų apnašos ir dantų akmenys,
išnyks. Iš pradžių šitie junginiai buvo naudojami gyvūnėlių maisto gamybai, būtent norint apsaugoti mūsų augintinių dantis, norint išvengti abscesų, pūlingų darinių burnose gyvūnėlių. Tai pirmiausia, fukoidanai buvo naudojami būtent katėms, šunims, siekiant išvalyti jų dantis, kad nereikėtų kiekvieną dieną fiziškai valinėti augintinių dantis, bet tas pats pasakytina ir apie žmonės, vartojant jūros dumblius, turinčius tų fukoidanų, galima ir mūsų dantis taip valyti. Tai kai užkerti kelią uždegimui, kai užkerti kelią periodontitams, įvairioms ligoms, blogos mikrobiotos formavimuisi, pagerės sveikatos baigtis. Aš iš tiesų norėjau tiesiog parodyti, kad mes turime priemonių, kuriems galime keisti savo mikrobiotą, skirtingas savo organizmo dalis. Visi šitie dalykai, apie kuriuos kalbu, nėra nauji. Kažkada tai evoliucijos pradžioje tai buvo mums buvo natūrali organizmo būsena. Aš nežinau, ar mūsų auditorija yra gydytojų, bet štai čia nuoroda yra į mokslinį straipsnį, labai gerą straipsnį, mano nuomonė, šita tema, kaip burnos higiena susijusi yra su žarnyno mikrobiota. Ir jeigu jūs iš esmės šis sritis domina, tai tikrai šis straipsnis yra neišsenkama žinių skrynia. Mes visi vartojame įvairius kiekiais skaidulus ir įvairias. Kuo didesnis skaidulos dydis, tuo daugiau laiko mums reikia ją suvirškinti, tuo ilgiau jinai keliauja per žarnyną. Ir kuo ilgiau skaidulos keliauja per žarnyną, tuo daugiau gram neigiamų bakterijų verčia gram teigiamomis bakterijomis. Ir kuo ilgiau keliauja skaidulos, tuo efektyviau jūs keičiate savo žarnyno mikrobiotą. Ir galima tokiu būdu valdyti tokius simptomus kaip dirgliosios žarnos sindromas. Aš pats daugelį atvejų pastebiu, kad kuo daugiau suvartojamų skaidulų, tuo geresnis žarnyno funkcionavimas. Nes iš esmės, aišku, mes kalbame ne tik apie žarnyną, bet žarnynas yra susijęs su nepaprastai daug kitų organų. Mes matome tą tokį sniego gniūžtės efektą, pagerinus žarnyno veiklą, pagerėja apskritai sveikatos būklė ilgalaikėje perspektyvoje. Aš, žinoma, labai atsiprašau, kad metu tarsi jums tiek daug mokslinių terminų, tiek daug smulkmenų. Aš tiesiog nenoriu, kad jūs visą tai atsimintumėm atmintinai. Aš tiesiog norėčiau, kad išsineštumėt vieną žinutę, kad skaidulos yra nepaprastai svarbios jūsų ilgalaikiai sveikatai. Pavyzdžiui, balance aliejus. Jeigu jūs domina ilgainė apsauginė strategija, tai jums tikrai reikėtų apie tai pasvarstyti apie didesnį skaidulų kiekio įvedimą savo mityboje. Nenoriu užimti daugiau laiko, noriu palikti laiko klausimams, atsakymus. Tikiuosi, kad visi mane girdi. Ar kolegos mane?